kas privertė priimti tą sprendimą atvažiuoti į Dubajų? Sunkiau tos pinigėlius praplauti, bet... Kokie yra komisiniai nekilnojamo turto agento Dubajų? Tam, kad tu būtum sėkmingas versle, ar ne? Bet kokį verslą imtis. Tu turi turėti 3 kodėl. Tai kokie tau tie didžiausi minusai gyvenimo Dubajui? Nu Dieve, tugi matai, kad aš ne savo noriu. Sveiki, šiandien labai įdomioje vietoje esu Dubajui su viena Dubajaus lietuvė moterimi ir paklausinėsiu jos apie gyvenimą. Tai Monika, prisistatyk. Sveiki, Monika, 2,5 metų Dubajuje, dirbu nekilnojame turte, mano vyras taip pat turi savo freelance, nežinau lietuviškai freelance. Kaip savarankiškai dirbantis. Savarankiškai dirbantis žmogus ir mūsų istorija tokia truputį neeilinė, nes mes visiškai be jokių darbų metėm viską, ką turėjome Anglijoje per nemažai metų sukurtų ir atkeliavome Dubajų bandyti kurtis gyvenimą. Tai gerai, Monika, papasakok, kas privertė priimti tą sprendimą atvažiuoti į Dubajų? Atostogavome čia ne kartą, kaip ir dauguma atvažiuoja ir įsimyli šitą miestą. Realiai man minties nebuvo apie Dubajų niekada, kol mano vyras, dar kai buvome nevedę, sako, skrendam. Tai atskridau ir man jau buvo, wow, sakau, čia tikrai sugrįšim. Ir taip, sakyčiau, 7 metus buvome kartu, mes 4 kartus čia atskridome. Ir po paskutinio karto, 4, sako, viskas. Jau mes tiek kartų norėjome čia kraustis, bet galvom dabar tai tikrai reikia atsikraustyti. Visų pirma, turim 2 vaikučius. Anglijoje visas tas vaikų auginimo lygis krenta žemyn, nebėra taip saugu. Vyrui buvo pagrinde oras, jo darbas yra su sportu, tai tarkim Anglijoje labai daug lyja, tai jam skauda sąnarius, dažnai jis atsikelia ryte, o čia Dubajuje atskridęs jis treniruojasi ir sako, kiekvieną rytą prabundu, man neskauda nieko, nes saulė, oras, tai realiai buvo oras, saugumas vaikams, kažkokios galbūt irgi daugiau perspektyvos, vyrų su darbu, aš sakiau, jau kur bebūsiu, visur išgyvensiu, susirasiu darbą, tai va, tas ir pastumėjo, sako, viskas, bandom. Anglija atsibodo, niūru, nefaina, šlapia, lekiam. Taip, papasakok daugiau apie savo veiklą. Tu esi nekilnojame turte, kaip žinom, konkurencija nekilnojame turte Dubajui tikriausiai yra nemaža, nes tikrai aš pati žinau labai daug nekilnojamo turto agentų lietuvių ir ne tik lietuvių. Tai papasakot, kas tave sužavėjo, kad tu pasirinkai šią sritį? Taip, nors aš turiu išsilavinimą kitokiose srityse, bet dirbau Anglijoje 7 metus pardavimuose, bet pardavinėjau automobilius. Taip. Tai audio automobilius specifically, atsiprašau, jei kalbėsiu truputį kartais angliškai. Ir mes, kai čia atskridom, sakau, bus arba audio automobilių centras, kur aš tiesiai įrėjau su savo CV ir pašnekėti, arba bus nekilnojamas turtas, nes maždaug pobūdis yra panašus ir faktas pragyventi reikia. Kad nekilnojamas turtas gali atnešti nemažą uždarbį, žinojau iš anksto. Dar prieš atsikraustant kontaktavau porą lietuvių, kas jau dirbo ar dirba ir kas man labai padėjo. Mergina Giedrė labai man padėjo visu šito klausimu, patarė. Bet sakiau, aš labai myliu savo darbą Audi centre, tai pirmą pabandysiu ten. Nuėjau ir faktas mane būtų priėmę, bet man patys pardavėjai pasakė, kad ne, tu turi šeimą, aš vienišas, kiek aš čia uždirbu, man užtenka, bet tu turi šeimą, eik į nekilnojamą turtą. Sako, mes turim, tada nuėjau iš Audi, nuėjau kitą centrą, dar kur pardavinėjau visus Lamborghinius ir visas supercars ir jie tą patį pasakė, sako, Monika, čia kiek uždirbam, tau tikrai neužteks pragyventi su šeima, geriau eik čia, eik į real estate. Nekilnojamą turtą, nes mes turime agentų, kurie atvažiuoja ir perka mūsų Lamborghinius. Tai tas ir buvo pastebėjo, kad buvo arba tas. Tai nusprendžiau būti nekilnojamo turto agentė. Kaip žinau, tai nekilnojamam turte tu esi kaip savarankiškai dirbanti, ar ne? Tu kaip toks mini versliukas tavo skaitosi. Taip. Tai dabar apie kokį mes uždarbį kalbam? Kokie yra komisiniai nekilnojamo turto agento Dubajui? Oi. Gali būti nuo minimumo iki maksimumo, tai yra 3 sritys, kur tu gali dirbti. Tu gali dirbti su projektais, kurie dar tik tais net nepagaminti, net nepastatyti. Tai tu gali dirbti tiesiogiai vystytojui, kuris tau mokės atlyginimą, šiokį tokį ir ten mažesnį procentą. Gali dirbti kaip agentūroje, kompanijoje, kuri būtent užsiema tik su neišvystytais dar projektais. Arba tu esi tas secondary market, tai yra jau
pardavinėjai namus žmonėms, kurie nori ten gyventi. Jau pagaminti, pastatyti, tu juos tiesiog perparduoti. Tai ir dar gali būti nuomų atstovas. Tai yra 4 variantai. Pirmoje kampanijoje, kur dirbau, aš galėjau daryti ir nuomas, ir pardavimus, kas labai labai padėjo pačioje pradžioje. Bet dabar aš pilnai suprantu, kodėl turi būti paskirta tik nuomos arba tik pardavimai, tai vėl kita istorija, bet man pradžioje buvo gerai, nes aš truputį gavau daugiau pinigėlių už tą. Tai atlyginimas gali būti labai, nuo, nežinau, už pardavimą gali gauti, dabar dirhamais, gali gauti, kad ir ten minimalų pardavęs 10 000 dirhamų, tai čia būtų apie 2500 eurų. Tu gali gauti ir 30 000, tu gali gauti ir 150 000. Čia jau priklauso, kiek ilgai tu dirbi, su kokiais projektais dirbi. Esmė ta, kad tu gauni pusę to, tarkim, 2% yra minimalus nuo pirkimo kainos, nuo pardavimo kainos, 2%, ką agency fee pasiema iš pirkėjo, bet labai dabar dažnai mes imame 2% iš pardavėjo. Nes kadangi yra tiek daug agentų, kad mes dirbam tarpusavį, tai kitas agentas atveda pirkėją, aš turiu pardavėją, mes prašom po 2%. Jeigu esi labai lucky, tu būsi tavo pirkėjas, tavo pardavėjas ir tu gausi 4%, kuriuos dalinsies dažniausiai 50-50, 50-50 savo kompaniją, dažniausiai būna kitos kompanijos 70% duoda ir 30% pasilieka, priklauso nuo to, kiek tau duoda marketingo ir visa kita. Bet esmė, kad jo, mes esam tikrai savi verslininkai, patys savo kūrėmės klientūrą, savo vardą, tu turi kompaniją, kuri tave, tu gali sakyti, aš dirbu tokio kompanijoje, žmonės tai girdėjo, tau bus lengviau gauti tos pačius listings, reklamas, kad galėtum online padaryti namų, bet tuo pačiu save, jeigu tu būsi blogas agentas, tai iš tavęs nesvarbu, kokią kampaniją tu dirbsi, iš tavęs niekas nebeteisi, nebepirks arba nebeparduos. Tai kaip greitai galima išvystyti šitą dalyką? Vat kaip pavyzdys vis tiek, aš manau, kad kai pradėjai dirbti, parduodavai mažiau tų objektų, negu kad parduoda dabar. Ir kiek įmanoma jų parduoti iš viso? Taip, nelimituotai, labai priklauso nuo sėkmės. Tai yra darbas, didelis darbas ir tai yra 24 valandos per parą darbas, nes kad aš grįžtu namo, aš vis tiek turiu būti ant telefono. Per pirmus metus, galiu pasakyti, kai aš pradėjau dirbti, mano vadybininkas pasakė, Monika, ar turi pakankamai sustaupius bent jau 6 mėnesiam pragyventi. Nes sako, tu tikrai bus, kad, sako, labai dažnai žmonės, agentai pradeda dirbti, sako, jo, turim pinigų. 2, 3, 4 mėnesius dirba, nei cento neuždirbo, jie nebeturi kaip išgyventi, jie meta šitą darbą, sako. Bet tie, kurie prabūna minimum 6 mėnesius, sako, jeigu 6 mėnesius prabūsi, aš tau pažadu, tu nieko kito nebedirbsi, kaip agentė. Pritariu tuo, nes Dubajuje aš tikrai nemanau, kad aš dirbčiau kažko kitų negu real estate agentė. Tai man tiesiog dalinai pasisekė, aš po 5 savaičių pardavau pirmą apartamentą, Creek Harbor. Buvo tokioj vietoj, kur aš net nesu buvusi, aš susiradau būtent apartamentą pasigavusi COVID-ą, 4 savaitė darbo, pasigavau COVID-ą, izoliavau namuose savaitę, vis tiek sėdėjau ant laptopo, galiu dirbti iš bet kur ir susiradau būtent tą pardavėją to buto, įdėjau reklamą, aš čia labai didžiuosi savo pirmu tuo, įdėjau reklamą už truputį daugiau, negu kitas agentas turėjau 6 mėnesiai ir aš per networką savo kolegas, vienas turėjo klientą, sako, ar galima apžiūrėti. Tai bet tą dieną, kai išėjau iš izolacijos, nuėjau aprodyti to buto savo kolegas pirkėjui ir per 2 dienas susitarėm kainą ir padarėm pardavimą. Bet po to užtruko dar 6 mėnesius iki sekančio pardavimo. Supratau. Trumpai užsiminiai apie networkingą ir apie pažinčių naudą Dubajui. Tai tikrai taip svarbu? Be proto. Dažniausiai šitas biznis yra išgyvensi ir tau pasiseks, jeigu tu turėsi, visų pirma, atliksi gerą darbą, kaip bet kuris kitas. Tai ir bus rekomendacijos. Tu pardavėjai šitą namą, pardavėjas labai patenkintas, jisai žino, kad jo kaimynas pardavinėja, jisai pasakys, žiūrėk, Monika man padėjo, parduok jos. Tai visų pirma, turėti labai gerus santykius su savo klientais, pardavėjais ar pirkėjais, nes ateityje labai tas tikrai padės. Ir tas networkingas čia labai daug milijonierių. Tarkim, mano kolegos success story, kad jisai pradėjo dirbti, jisai iranietis kalba ir buvo standas Dubai mole, Nakylo būtent vystytojo ir mes kažkaip ėmėm tokius šiftus ten daryti, stovėti ir kalbėti su investuotojais. Ir būtent jis užkalbino vieną vyruką su žmona ir tas vyrukas iš jo po šiai dieną perka visą floor, visą aukštais, bet dar neišvystyto.
Tai jam uždirba labai gerus pinigus. Vienas connection, viena pažintis, jie tiesiog gerai labai sutarė. Jam patiko, kaip Jusuf, mano kolega, dirba ir tiesiog jam kaip ir dirbti nebereikia. Jis kas 6 mėnesius vis kažką naujo nusiperka, vis kažką investuoja. Tai tas networkingas labai labai svarbus. Ir vyksta čia visokių networking eventų, gali ten jachtų, gali važiuoti, tai kiek įmanoma stengiuosi, bet kai turi šeimą irgi pas mane vėl kitoks gyvenimas, negu tarkim, jeigu būčiau visiškai laisva. Gerai, tai dabar pakalbam apie mokesčius. Ar iš tikrųjų čia yra tas toks tax heaven, kaip visi kalba? Tikrai taip. Viskas, kas... Mano vyras iš vis, jo dažniausiai atlyginimas yra rankas grinais. Ir įneši tos visus grinus į sąskaitą, negalvoji, kad tau ten ateis kažkas pasibels su duris, kodėl tu tiek pinigų į sąskaitą įdėjai, ar ne? Ir reikės mokėti. Viskas, ką gauname savo, bet nepamiršime, kad mums kainuoja gyvybės draudimas, mums kainuoja sveikatos draudimas, tiksliau, mums kainuoja mokyklos, mums kainuoja... Realiai nieko nėra čia nemokamai, kas Anglijoje, vėl kitaip, visi darželiai, viskas yra nemokamai, o čia už viską mokam. Tai taip, mes mokesčių nemokam. Tiems, kas uždirbo daugiau, labai labai gerai, nes palyginus, ką tu uždirbtum tiek pat sumą Anglijoje, tau kiek nuimtų ar ne, tai net neapsimokėtų tau, tu geriau už mokyklą mokėtum Anglijoje tada. Taip. Tai čia tikrai apsimoka, o tiems, kurie gal dirba už mažesnį atlyginimą, tai jiems toks maždaug gaunasi tas pats ant to paties. Tai papasakok dabar apie vyro verslą. Dėl to, kad žinau, kad vyras ir atvažiavo su ta mintim, kad plėsti, gilinti savo verslą, dalinti savo žiniomis. Tai kaip jam buvo ta pati pradžia? Sunki. Mano vyras yra buvęs profesionalus bodybuilder, atletas. Jis labai daug pasiekęs Anglijoje, tikrai ten visi žinojom. Mes gyvenam tokiam miestelį Peterborough, ten jis nėra didelis, mano vyras yra gimęs Tailande, nors Britas, bet tai vėlgi jis turi savo tam tikrą išvaizdą ir kai tu esi didelis, raumeningas, tai jau pritrauki. Galiausiai mes atsidarėme savo sportos klubą Muay Thai, Thai Boxing ir tai yra, kai jis jau nebenorėjau daryti bodybuilding, tai buvo jo didžiausia passion, tai yra tas Muay Thai, kadangi tai jų kraujyje realiai. Tai čia pardavėm biznį ir atskridom į Dubajų, kaip sakau, be jokių darbų ir sakom viskas. Dabar visi norės tikriausiai jo treniruotis, tai tailandietis, o tailandietiškas boksas čia tikrai labai daug yra ir indų, ir juodaodžių, tarkim, visų tautybių filipiniečių, kurie sako, kad jie mokina būtent Thai boxing. Tai jis galvoja, aš čia būsiu toks one-off. Kiečiausias. Jo, kiečiausias. Ir dėja, visų pirma, mes tikrai neturėjom daug žinių netgi apie patį Instagramą, kad toks dalykas kaip boost the ad, ar ne, kad gali padėti, mes to kažkaip nelabai žinom, mums to nereikėjo Anglijoje, tai turėjom tiesiog paprastą personal, net ne profesionalų Instagramo tai šitas mums labai padėjo. Mes lankstinukus atsiprintinom, gal kokių 1000, važiavom ten su vežimėliu, su auklė, su vyru į didelis vilas, kur žmonės, nes mano vyro kaina nėra maža už tas treniruotės. Įdėjom tos lankstinukus prie durų. Nei vieno papildomo laiko Instagrame, nei vieno followo papildomo, mes sakom, kaip. Tai buvo pradžia labai labai sunkiai, gal 3-4 mėnesiai, aš tada pradėjau dirbti ir vyras liko namuose sėdėti vienas, ten gal vieną kokį klientą susiradęs, kokį kaimyną ten iš mūsų pastato ir su vaikais tai jis nei su kažkuo labai bendrauja, nei tiesiog jis krito truputį į depresiją, jis jau norėjo grįžti gal į Angliją, nes sako, mes turėjom tikrai patogų gyvenimą, mane visi ten gerbė, mano žinios visiems domina, nes jam buvo net tiek, kad pinigai, buvo labiau, kad aš noriu dalinti savo žiniom, aš noriu išmokinti žmonės, aš noriu. Tai buvo tas toks yra faktas išeiti iš namų galiausiai. Tai tas jis sakė, noriu važiuoti namo, jau ta diskusija gavosi, kad netgi aš gerai, tu važiuok, mes ieškom tau bilietų, aš su vaikais lieku čia, nes mes susimokėm už nuomą. Susimokėm už nuomą metus į priekį. Dar turim sustaupę pinigėlių. Leisk man, aš tik pradėjau dirbti, leisk man pamėginti ir jeigu po metų laiko norėsi, tada galim kartu skristi. Ir jis kažkaip, aišku, tų bilietų nenupirko, išsimiegojo, geresnė nuotaika ryte ir sako, gerai, tada liekam. Ir galiausiai aš tik pasidalinau vienu postu, British Moms Dubai Facebooko paskyroje pasidalinau postu, kad kaip mums dar jį advertisinti, kaip dar kokią reklamą, kaip čia viskas vyksta ir gal kokios 6 mamos savo vaikus pačius užsirašė ir tada vyrui jau viskas gyvenimas, sakys, prašviesėjo, jis jau turi ką domina ir dabar tada padarėm galiausiai kažkas papasako apie tą Instagram boost, kas labai labai padėjo, pradėjom daryti tas reklamas ir faktas daug inquiries ir vyras užsiėmęs, turi veiklos. Tai vėl, networkingas ir marketingas, ar ne, du pagrindiniai dalykai. Mes dabar dar vieną biznį pradėjome. Mes tokia labai
nestandartinė šeima, mes jau gerai komfortabiliai gyvenam, nes Anglijoje tikrai turėjom labai komfortabilų gyvenimą, nieko netrūko ir pakeliaudom, ir atostogų išvažiuodom, tikrai visko nebuvom turtingi, bet ir dabar nesam turtuoliai, bet buvo tikrai patogus gyvenimas, draugai, visą kitą, bet mes vis ieškom kažko kitokio, kažko daugiau, to tokio, tai dabar pradedam drabužių liniją, būtent Muay Thai ir gym wear. Bet nedarom pigiai, kaip ten labai daug kas nori, labai pigius mes darom. Tikrai geros kokybės, buvome ką tik Tailandė, dabar, nes būtent Tailandė yra gaminami drabužiai. Fabrikas, kuris gamina tos drabužius, yra tas pats fabrikas, kas gamina Fairtex, o Fairtex yra jau čia world leading Muay Thai clothing brand ir jų kokybė ten, nežinau, mes visą laiką juos pirkdavom. Tai ten, nežinau, išplauti gali 100 kartų, toks patas šortai bus, ar ne? Tai mes būtent su jais gaminame tokias pat kokybės, tiek su savo logo. Vėlgi, logo yra TEEP. TEEP yra veiksmas būtent Muay Thai, kai tu su koja nustumi žmogų. Pushkick vadinama, ar ne? Tai tas netgi pats brandas turi labai gerą sąsajį su būtent sportu, ką mes reprezentuojam. Tai žodžiu, mes buvom, užtvirtinom visus jau samples, prasivežėm truputį savo, truputį networkingą padarėm, po 2 savaičių mūsų logo matysime One Championship, tai yra tas pats, kas UFC, kas žino, kas dominasi, tai One Championship yra tokia pat lygo kaip UFC, bet Muay Thai. Tai mes jau sponsoruojam vieną, vakarienę valgiam su vienu fighteriu tenais, tai žodžiu, vystom, bandom vystyti, tai labai toks naujas projektas, sakom, buvo komfortabiliai gyvenam, bet reikia dar kažko. Su mintim, kad galiausiai mes į Tailandą išsikrausim. Tai mūsų Dubajus buvo tik tais stotelė. Tai jūsų vis tiek goal yra Tailandas, taip? Golas yra Tailandas, taip. Padarius šitą biznį, išdevelopinus ir... Su mano pardavimais pasitaupiusi ir kažką galime nusipirkti Tailandė, kadangi mano vyras gimęs Tailandė, mums jam gauti pasą, vizas ir visa kita yra labai lengva, tas pats aš tada jau šeimos viza man būtų ir gyventi Tailandė. Taip, aš sakyčiau, kadangi kalbam apie verslus, ar ne čia, aš visada sakiau, kad tam, kad tu būtum sėkmingas versle, ar ne, bet kokį verslą imdamas, tu turi turėti 3 kodėl. Why. Kodėl tu nori, kad šitas tavo verslas pasiektų ir kodėl tu nori būti sėkmingas. Tai negali būti, nes aš noriu būti turtingas. Gerai, kokie tavo kodėl? Jūsų kodėl gal šiuo atveju? Tie 3 why turėtų būti pirmas kažkas savo labai tokio savanaudiško, ar ne? Kažkas tada turėtų būti gal tavo šeimai, tavo vaikams, mamai, tėčiui ir kažkas turi būti už tavo šeimos, ne, pasauliui. Tai mūsų tas... Net negaliu pagalvoti apie ką savo, aš tokia labai viskas man vaikams, šeimai ir panašiai, tai savo man kaip ir ten automobiliai ar kažkas tokio nėra kažkas labai priority, tai aš to gal pirmo why neturiu, tokio labai, kad aš kažko būtent savo noriu, ne? Faktas, antras būtų gyvenimas geras vaikams, jiems, kad viską pamatytų, komfortabiliai gyventų, padėti, jeigu reikia mamai, tėčiui ir panašiai, bet didžiausias mūsų noras važiuoti į Tailandą ir turėti kažkokį tą passive income, kad būtų pinigėlių. Mes norim atsidaryti savo Muay Thai mažą kokį nors džimuką, bet ne tam, kad už jų pinigus uždirbti, bet mes norim vaikams, kurie, tarkim, nes Tailandė yra labai daug šeimų, kurie tikrai neturtingų, bet ir vaikai tikrai gali mokėti tą Muay Thai, jie gali uždirbti iš to, ar ne? Tai mes norim tos vaikus pasimti pas save, juos treniruotų, mano vyras, gal kokį trenerį turėti ir kaip pagloboti tos vaikus, kad jie ateityje galėtų uždirbti pinigus savo šeimai. Arba padėti kokiai šeimai, nežinau, tiek man, gal dėl to mano vyras yra 15 metų už mane vyresnis, bet gal dėl to mes taip labai sutarėm, nes ir jo tas end goal, ir mano visą laiką sutapo tas tokia moralė. Tai mes, atrodo, kai tu paliksi šitą gyvenimą, tu nori žinoti, kad tu kažką gero padarai ir kitiems. Taip, tu privalai savo šeimą pirmą pasirūpinti, bet ačiū Dievui, mano sesės labai gerai gyvena, mano tėveliai išsilaiko irgi viskas tvarkoti, mums nereikia labai daug rūpintis tuo, bet norisi kažką pas savęs palikti daugiau ir norisi, kad vaikai augtų toj pačioj, matydami, kad mes padedam, kad mes duodam, kad reikia būti tokiais žmonėm. Tai mūsų didžiausias tas golas, kad mes norim tikrai, kad mums pasisektų ir aš sakau kartais, kai tikrai koks nors labai sunkus dylas, ar ne, ten pardavėjas, jau ten pirkėjas, jau taip arti, bet ten kažkas nesigauna, sakau, nu Dieve, tugi matai, kad aš ne savo noriu, dabar taip kol kas savo, nes reikia, kad pirmą galėtum ten įleisti, ne, tikrai matai, kad mes norim tikrai nuoširdžiai kažką gero kitiems daryti, padėk man, kad viskas praeitų, ar ne visada praeina. Deja. Bet tai būna taip. Dabar labai daug pliusų girdžiu, tarkim, dabar grįžtant prie Dubajaus, apie gyvenimą Dubajui, bet vis tiek aš manau, kad yra visur ir minusų. Tai kokie tavo tie didžiausi minusai gyvenimo Dubajui? Vieną tokį klišę pasakysiu, ką visi sako, bet tai yra teisybė. Netgi iš Tailando grįžus supratau, kad iš tikrųjų yra teisybė. Gyvenant Dubajuje, tu kitoj šaly labai sunku integruotis vėl. Grįžti atgal.
grįžti dėl to, kad čia mes esam labai išlepinti. Tailande tikrai labai viskas čia, labai fainos žmonės, labai viskas tvarkoja. Faina, mums ten patinka. Grįžome į oro uostą, važiuojam su tais lagaminais, su viskuo ir reikia praskanuoti juos. Ateina žmogus, nurenka visus lagaminus, ten praskanuoja, sudeda. Tailande mes patys nugaras, ten mes netgi išlipome, kol daėjome iki, kur atiduoda tuos lagaminus. Mūsų lagaminai jau sustatyti, vieni prie kito, jie jau pagal tuos kodus atrinko, kur kieno lagaminai, net nereikia nusimti, tai čia viskas tavo ant lėkštutės. Kas yra labai faina, bet kai tu išvažiuoji kažkur kitur. Ir tikiesi to paties. Priprasti reikia, vėl tu, taip gyvenam Anglijoje, bet didžiausias buvo šokas, mes po 8 mėnesių grįžom pirmą kartą į Angliją. Labai norėjom išsiilgėti draugų, šeimos ir panašiai, tai grįžom į Angliją. Antrą dieną jau buvo spalio mėnuo, tai lyjo, šlapia, šalta ir mano vyras antrą dieną žiūri, sako, ką mes čia 2 savaitės veiksim. Ir tas toks bomžynas, sakant, nešvarų gatvėse, kas liečia Angliją. Lietuvoje mano vyrui visai patiko švarų, sako, jeigu jau grįžti į Europą, tai geriau Lietuvą važiuotume, ko jis niekada negu į Angliją, bet nešvarų, narkomanai, girtuokliai vidury baltos dienos, eini tuos vaikus prie savęs tik tais laikai, ko Dubajuje mes einam apsipirkinėti. Einam per parduotuvę su vaiku, net nežinom, kur tie vaikai yra, mano vaikai 6 ir 3 metų. Ir nesirūpinam, net nematome tų vaikų, o jie ten kažkur jau per lentynas žaidžia su drabužiais, ten kokio nors slėpynių ir tik pašaukiam, nėra, su Gustavim, nėra, bet jie ten kažkur. Mes negalvojam, kad juos pavogs, mes einam tiesiog, pabaigėm savo reikalus, nueinam, gerai pažaidėt vaikai maždaug ir žinai, tai tas toks saugumas čia, kokį tose šalyse nerasi, ta švara. Tai čia vienas minusas, kad tu, kai grįši kažkur, aš tikriausiai kitur reikės vėl adaptuotis. Čia toks bet čia toks klišė, čia problem, taip. Kiti būtų draugai. Labai sunku. Aš žmogus tikrai komunikabilus. Ir aš tikrai susiradau, tu sakant, pažįstamų. Bet darbo ir gyvenimo balansas yra labai sudėtingas ir čia ne tik real estate darbe. Tai yra, bet kokiam darbe aš tikrai daug ką matau, daug moterų forumuose, bričių, kurios irgi skundžiasi, kad sako, aš jau 10 metų čia, bet jaučiuosi, kad aš neturiu tos vienos nerealiaus draugės, ar ten kokių 5, kad išeiti, ar ne. Nes labai daug kas atvažiuoja ir jie išsikrausto po 2-3 metų. Įskrenda. Tu juos susirandi dažniausiai savaitėmis arba vyrai, arba jeigu žmonos nedirba, vyrai dirba, ar ne. Bet savaitgalis ateina, jos tada jau su vyrais ir vaikais kažkur važiuosi, ne, mano grupėje. Tai dažniausiai, tarkim, mano viena geresnių draugių, jau reikia su ją pagauti man ją nebent šeštadienį iki kokios 12, kol vyras dar miega, nes vėlai dirbo, ar ne? Tada mes galim kavos išgerti. Bet mano vyras laisvas tada ir mes laisvi, mes kažką kartu su šeima norim padaryti. Viena gera draugė gyvena kitoje gatvės pusėje. Viloje mes, nežinau, susitinkam į pusę metų kartą. Susirašom grupėse ir panašiai, bet susitinkam, tai va tas draugų, aš labai pasilgau savo turėjau Anglijoje ir nedidelio, 5-6 merginos, lietuvės, bet mes, nerealios, ir mes toliau grupčiate esame, ir va to man trūksta to, kad aš žinau, kad artumo, taip, tai jautiesi kartais vienišas, tu apsuptas žmonių, bet tu jautiesi vienišas. Kolegos, taip, čia draugai, ar partys, ar dar kažką mes galim kartu susitikti, bet to tokio tikrumo ir labai daug kas skundžiasi, kad labai sunku surasti tą tikrą draugą, kuris bus visam gyvenimui, ar ne? Tai tų pažįstamų bus labai daug. Tai trafikas, labai daug kas pipsi, čia vairuotojai yra crazy, mano vyras sako, aš gyvenime nesu tiek mano kantrybės, kažkas yra bandęs, kur tu bevažiuosi, visur tau pipsens ir tai yra čia labai sunku vairuoti. Įpratai jau, bet vis tiek tas pats. Tai maždaug tas vienišumas, tas toks... Aš sakyčiau, gana toli nuo visur irgi. Nėra, kad iš Anglijos sėdai ir į Lietuvą, nežinau, nelaimė šeimoje ir tu praskridai per 3 valandas už ten 100 svarų, ar ne? Tu nori, automatiškai jau kainos bus didesnės. Arti Tailando, don't get me wrong, bet žinai, Lietuvos 7, bet kainos yra skrydžių daug didesnės negu tu Europoje tarpusavį skrydžių atostogautum. Dar vienas gera problema, kurią yra turėti, tai atostogos. Tu kažkur važiuoji atostogų, tu nebeįdomu. Mes prie baseino važiuoja atostogų, kad pabūti prie baseino, prie jūros, ar ne? Čia viskas yra. Čia viską mes turim ir mes toks važiuojame į Tailandą, mes prie baseino pabuvome 1 valandą, kol vyras truputį su verslu buvo užsiėmęs, aš vaikus prie valandą į baseiną nusivedžiau, daugiau prie jūros 1 kartą nuėjom ir vyras treniravosi, aš su vaikais paplūdimyje pasėdėjau. Daugiau neįdomu, mes tą patį jau turim, mes čia turim. Tai va, tavo viena draugė, kur pasakau, kad sunku su ją, jie net neskrenda niekur į Angliją grįžta irgi aplankyti šeimos. Taip. Ar į Lietuvą ir viskas, daugiau čia tokios atostogos gaunasi viešbučiuose, kur viskas įskaičiuota visai dienai, ar ten visai nakčiai išvažiuoti į kažkur ir kitą rajoną Dubajus, visi taip atostogauja. Tai vėlgi, kai važiuoja atostogų, tai jau reikia gal kokius sniegynus, nežinau, aplankyti kažką kitą. Užsiminiai, kad žmonės, sakai, atvažiuoja, 2-3 metus pagyvena ir išvažiuoja. Kodėl, jeigu čia taip faina?
Ne, visi 2-3 būna, ir po 10. Pirma lietuvė, su kuria susidraugavau, jie 9 metus su škotų vyru ir vaikais pragyveno čia, bet vyro, man atrodo, kompanija pertvarko kažkas, ar ne, ir jis tiesiog su kitu vadybininku nebenorėjo dirbti, toje pačioje kompanijoje atsibodam, tas darbas, sako, važiuojam į Škotiją. Tai aš gal 6 mėnesius su jie pabendravau, pabuvom su vaikučiais ir jie išskrido gal į Škotiją gyventi po 9 metų gyvenimo, ar ne? Kiti darbus praranda. Nes tas darbas irgi tu nesi garantuotas, jeigu ten bus kažkas, žinai, atleidinėjai ar panašiai praranda darbus ir labai sunku, jeigu tu esi kažkoks srities specialistas. Kaip sakau, dabar labai daug mūsų Emirato stewardesių dirba real estate, nes COVID metu daug atleido, tai jos visos pradėjo dirbti, nes jiems nieko daugiau ir nežino, sako, arba tik skraidyti, arba real estate. Tai tie, kurie jau tikrai nori čia pasilikti ir daugiau, bet negali rasti darbą, tai galva eis į real estate, nes, kaip sakiau, priims visus. Tai daug mažiau visus, ne visai visus. Tai va, tai dėl to darbus praranda ir žmonės dažniausiai įsikrausto. Kiti, tas pats irgi jau gal atsibosta, arba atlyginimai nekyla, va viena moteris mama klausė, sako, iš mokytojo, mes turim 2 teenagers, paauglius vyras, sako, ir mano alga nekyla, bet gyvenimo nuomas labai kilo. Dabar išsinuomoti būstą yra labai labai brangu, prabanga. Ačiū Dievui, mes tam pačiam likom ir mūsų niekas neišvaro, tai mes taip ir sėdim, ten sakau, tikrai nesikrausysim dabar, bet pragyvenimas brangsta, o algos nekyla, tarkim, mokytojams. Tai vėlgi jos jau sako, kur kitur galėtume kraustytis, kur kitoje šalyje gal galėtume pagyventi, klausinėje. Tai va. Bet kokie vat vis tiek yra verslai galbūt pelningiausi, populiariausi, ar ne, arba lengviausia galbūt padaryti kokį verslą, bet atvažiavus, tarkim, iš tokios Anglijos, kaip pavyzdys, ar ne, turint ar anglų kalbą, vis tiek, aš manau, čia jinai vertinama yra gana blogai. Ko imtis? Čia ir pasas labai svarbus. Žmonės, indai gauna, tarkim, mano viena lietuvė, susipažinau, dirba vienoje kompanijoje, sales ir kitų telefoninių. Jie yra lietuviškų pasų, yra indė, kuri dirba jau gal 5 metai, ten mano draugė pradėjo. Taip. Indė gauna 3000 dirhamų, tai čia apie, nežinau, nepilnai 600-700 eurų į mėnesį mažiau negu mano draugė, kuri turi lietuvišką pasą, kuri ką tik pradėjo. Tai nuo pasų labai irgi priklauso, bet jeigu savo verslą kurti, tai vėlgi, real estate tikriausiai pelningiausias, bet ištruks tikrai labai laiko daug, kad įsidirbti, kad pradėti jau ten gauti tos pinigus vos ne kas mėnesį, kaip sakoma. Nežinau, čia sky's the limit. Ką be pradėsi, aš iš jų sakau, žiūriu visą laiką, sakau, prie Burj Khalifos pasistatyti mažą, tikriausiai daug kainuoja, bet žinai, mažą kažkokį vagonėlį ir Tailandai labai populiarus yra roti. Niekas čia nepradėjo roti, tokie blineliai, blinai su bananai, su kažkuo. Labai skanu. Roti, tai va, atsivežam kažką iš Tailandų, kas moka ir pasistatom tą vagonėlį ir darom roti. Pinigus atneš. Global Village, nežinau, gal ar buvai ar nebuvai, bet Global Village ten į 6 mėnesių atidaryta, bet eisi maisto pilna, ten tu, nežinau, pardavinėsi ledus ar sweetcore ir tuos parduosi ir pinigus uždirbsi, bet irgi labai žinau, kad labai labai brangu, tarkim, tailandiečiai draugai turėjo pusę valties ant floating market, vadinamas, sakė, šiemet jiems kainuoja 700 000 dirhamų, tai daugiau negu 500 000 dirhamų, tai čia nepilnai virš 1 000 000 eurų, man atrodo, gal, nežinau dabar, gal 1,5 milijono eurų kainuoja į pusę metų, kad jie turėtų pusę valties, kur gali gaminti savo tailandiečišką maistą ir pardavinėti. Tai šiemet jau sako, mes nebedarysim. Ten buvo truputį pigiau, bet labai kyla kainos viso to malumo. Tai, O kaip va su tais visais atidarimais verslo, tom visom licenzijom, ar sudėtingas čia yra procesas? Šiaip labai lengva. Kompanija gali atsidaryti vos ne bet kas. Mums reikės, tarkim, mūsų, kadangi pardavinėsim drabužius, viskas gaminama ir siunčiama iš Tailando, bet biznis bus čia, kadangi nemokam. Net ne biznis, mes esam kaip vienas žmogus, ar ne, vieno žmogaus versliukas, tai yra e-commerce license reikia, kainuoja apie 1600 dirhamų, per 2-3 dienas tu parašai, ko tu nori, kaip vadinsiesi ir per 2-3 dienas tau duoda. Verslo pačio, kad atsidaryti, tau tiek reikia turėti ofisą, jeigu tu, tarkim, dirbsi real estate, ar ne? Atsidaryti real estate kompaniją labai lengva. Tu gauni kompanijos licenciją, turi parodyti, kad tu turi ofisą, žinau, kas tiesiog pasigamina, fake tuos rentals ir parodyti, kad tu turi atseit ofisą ir susimokėti, kiek tau reikia ten už kompanijos sudarimą. Bet čia paina tie visi fake, nes žinai, čia ta tokia teisinga šalis, kur atrodo, jokio nusikaltimų negalima daryti, nes visi labai stipriai bijo. Tai va paina, va čia tie visi fake, kaip tu sakai, pasidaryti rental agreement. Paina ir čia iš tikrųjų taip, ten nusikaltimų padarysi, pagaus tave, tu tikrai būsi nubaustas labai, dėl to niekas nedaro nusikaltimų, ar ne? Niekas. Yra tų mažų, yra ir į namus įsilaužę variantų, bet labai labai minimaliai, palyginus su kitom šalim, ne? Taip.
Bet, ne, tuos feikus tikrai čia labai daug kas viską apeina, labai moka apeiti. Mano, tarkim, ne vieno, vėlgi pradėkime nuo auklių, ar ne? Čia labai didelė, net ne prabanga, čia yra kasdienybė. Mums Lietuvoje, galbūt Anglijoje prabanga turėti auklę, kuris su mumis gyvena, tai mes turim vieną nerealią. Ir joms vizas reikia daryti šiaip per Tadbir specialias kompanijas, rodo, kad jos yra būtent maids. Mes, kai atsikrausim, iš pradžių net nežinojom ir nežinojom, truputį jos brangesnės tos vizos, ne? Tai mes tiesiog pasisamdėm kompaniją, man atrodo, Travel Agency, ją įdarbino, susimokėjom jiems, ją įdarbino ant vizos parašyta, kad jinai dirba jiems, archivist. Ar ne? Ir labai daug žmonių tai daro. Jie suranda kiti, kas turi savo verslus, jie auklės ant savo verslo darbina, nes yra pigiau. Pigiau sutvarkyti vizą, ta kaina bus pigesnė ir ten 2 metam tu turi Emirates ID, kad tu gali legaliai čia gyventi. Bet nedaug dievė kažkas tave paskūs. Dabar mes darom per MaidCC, mes jau žinom tą tvarką, visą kitą pinigėlių turim, jau galim savo tai leisti, bet pirmus 2 metus buvo ant paprastos vizos, tai kažkas tave paskūs 50 000 dirhamų bauda. Tau, kuris samdo. Taip, faktas. Bet niekas neskundžia, niekas nesisako, niekas nesipasako, kad aš čia neturiu tikrosios normalios neniai vizos. Tai tie įstatymai apeina. Žinau ne vieną trenerį, kuris dirba kaip treneriu, bet ant vizos rašo, kad nežinau, koks nors yra receptionistas, ne, receptionist kažkokio kompanijų, nes irgi pigesnė yra vizą pasidaryti taip, nereikia sertifikatų rodyti, kad tu turi tuos visus sertifikatus, kai tu čia atsikrausi, turi attested, atestuoti, išversti į arabų kalbą. Tai kas, tarkim, atvažiavo nežinodami, jiems didelė problema, skristi atgal į Lietuvą ar ten atestuoti, tai jie tiesiog, paprastai vizą pasidarau ir viskas. Ir dirbu, niekas neklausia. Tai čia apeiti tuos įstatymus labai nesunku. Tol, kol nėra labai didelis kriminalas, ar ne? Taip, faktas. Oi, bet čia yra tų kriminalų pinigus, vystytojai ima pinigus grinais. Dabar jau tas anti-money laundry labai didelis pasidarė, daug impact turim visus KYC, know your client formas reikia pilti kaip perki. Bet vis dar yra vystytojų, didelių vystytojų, kurie tiesiog ima grinais, tu atnešk grinus, mes tavęs neklausim nei vieno klausimo. Dėl to ir kainos labai sukilusios, nes, tarkim, Damakas pardavinėja, Damakas daug kas žino, pardavinėja dar nepastatytą projektą 1 milijonų dirhamų daugiau, negu tu gali nusipirkti jau iš žmogaus, kuris pirko pačioj pradžioj iš jų ir dabar perparduoda užsidirbamus pinigų, ar ne? Ir aš sakau, aišku, ten savo klientams sakau, nepirk to, aš tau nepirk iš Damako, aš tau parduosiu daug pigesnį, yra su varianto tokia patį, ne? Bet tie, kurie nori pinigėlius praplauti, jie ir nusipirks, jiems tai nesvarbu, gerai, aš nusipirksiu daugiau, bet manęs niekas klausimų neklausia, manęs neklausia, iš kur pinigai, aš atnešiu dėl to, jie kainas ir laiko tas aukštesnės, tai vėl čia tu sunkiau tos pinigėlius praplauti, bet mus vis mokina, juokiamės, ateina tas anti-money laundering ir pasakoja, čia tas ir tas bus, tu turi ten raportuoti, jeigu tu įtari kažką tai toliau. Pagrindinė priežastis, kodėl žmonės važiuoja visi į Dubajų. Mano kolega juokiasi, sako, kodėl jie mane mokina, kaip stabdyti tą pinigų plaukimą, galėtų mane pamokinti, kaip jos praplauti, sako, man nesvarbu, jeigu nori nusipirkti ir man uždirbti pinigų, aš parduosiu, iš kur tavo pinigai man nerūpi maždaug, tai jinai juokiasi, žinai, kolega, tai sakom, tai tu, jo, daug kas perka tam, kad tiesiog pinigėlius palikti čia. Vizos, labai irgi dabar golden vizas gauni, ten 10 metų, kad gali nusipirkai už 2 milijonus dirhamų, 10 metų gavai vizą ir gali keliauti čia gyventi, daryti, ką nori, gyventi be darbo, jeigu nori, žinai. Ten nusipirkai už 750 000 dirhamų, tai 3 metams ir paskui gali atsinaujinti. Tai Dubajus, dėl ko tiek žmonės čia keliauja ir dėl ko tas verslas vyksta, šiaip ekonomika labai stabili. Dabar buvo announcementas, kad Dubajus yra stabiliausia ekonomika, city, stabiliausia ekonomika. Ir jie vis kažką sugalvoja, ką dar padaryti, kad žmonės atvažiuotų. Ką dar padaryti, kad žmonės atvažiuotų. Vizos, paskui pensijos schemos kažkokios bus, atsiris, kad pensiniai, nes čia labai daug senų žmonių nesutiksi, pensiniaus amžiaus, tai gyvenančių, atostogaujančių, taip. Netgi važiuodama čia, aš ant telefono vėlgi jau organizuoju pasimatymus su klientais, aprodyti, tai toks darbas yra, čia telefonas niekada nesustoja. Supratau. Tai dabar ką patartum žmogui, va tokiam kaip aš noriu važiuoti į Dubajų, ar ne? Tai apie ką man reikėtų pagalvoti, pagrindinius dalykus, kad neparklupti čia atvažiavus. Faktas turėti kažkokį uždarbį, ar ne? Ne kažkokį, o pragyvenimas gali būti tiek brangus, tiek pigus čia. Taip, žmonės pragyvena, paprasti darbininkai pragyvena ir už 3000 dirhamų į mėnesį ir išsiunčia namo, bet jie gyvena ten 10 žmonių, kaip žinomi. Tikrai yra tas, beje, Dubajus.
atostogaujant čia yra vienas vaizdas, ar ne? Gyvenant yra visai kitas vaizdas, tu matai tą kitą pusę. Tai mes negyvenam su Burj Khalifa vaizdu arba negyvenam su Marina JBR jūros vaizdu, ne? Mes gyvenam 20 minučių nuo viso to Madness, kaip sakau, turistinio vieto. Bet gyvenam bute, tikrai labai nereali community, labai faina, visi swimming pools, kas čia labai gerai, kad ir tu name gyveni pastate bute, turėsi savo džimą, tu turėsi savo swimming pool, visa kita vaikams tikrai bus playgroundas, labai vaikams čia yra labai gera struktūra gyventi. Bet ir mes mokam pakankamai gerą nuomą ir mums jinai nekyla, nes butas priklauso, visas pastas priklauso vienam žmogui, tai jisai negali parduoti, vėl skiriasi. Kiti, kas turi privatus savininkai, tai va jie ir kelia tas nuomas ir tu gali tikrai, mes galim sau leisti kraustytis į namą, ar ne, nes mes dabar bute, galim sau leisti kraustytis į namą, į rajoną, kuriame aš pardavinėju, labai norėčiau ten ir gyventi, labai žalia, labai faina. Bet mes pagalvojam, mokėsim vos 2,5 kartų daugiau negu dabar mokam. Ir ar mums to reikia? Mums tikrai patogu, kur mes gyvenam, mums gerai. Tai visą laiką pasigalvojam savo, ar mums to reikia, ar mes to norim kažką padaryti. Tai sakau, jau gali gyventi tikrai pakankamai pigiai, bet vėlgi tau reikės kokių, nežinau, mūsų galiu pasidalinti. Mūsų 4 asmenų šeima į mėnesį mums reikia, kad pragyventi su išėjimu savaitgalį su vaikais kažkur, nežinau, mes vairuojam 2 automobilius nauji, bet ant išsimokėjimo, vėl mes nenusipirkę jų. Tai auklė, mokykla nuoma, mano vyras dažnai maistą užsisakinėja pietus, nes čia nėra labai brangu, bet pietus užsisakinėja, o negamina. Tai mums reikia apie 25 000 dirhamų, tai čia būtų apie 5-6 tūkstančiai eurų į mėnesį. Kad gyventi patogiai, bet nepasitaupyti. Galima truputį ir pigiau, nes mes, kaip sakau, tikrai savo leidžiam ir restoranuose pavalgyti ir visą kitą. Bet sakyčiau, esam šnekėję su keliom lietuviam, kad gyventi ir pasitaupyti 2 asmenų šeimai reikėtų gal 2 to. Vėlgi, mokyklos, mano dar mažylis neina į mokyklą, bet kitais metais jau pradės, tai truputį vėl pakils tos išlaidos. Tai nėra pigu, bet jeigu tu esi vienas žmogus, o tu su šeima, bet jeigu esi vienas žmogus, tu tikrai gali, skaičiavau kokių 10-12 tūkstančių dirhamų į mėnesį turėtų užtekti. Čia bus apie 2,5 Kaip lengva juos uždirbti? Paprastam darbe nelabai, tarkim, daug kas nori atvažiuoti ir ten, gal aš padavėjai įsidarbinsiu, ar ne, kaip čia daug visko vyksta, bet padavėjai visi yra filipiniečiai, indai, kurie yra labai daug mažai apmokama. Mūsų visi administracija mūsų kompanijoje, nes mūsų kompanija yra angliškotai South Africans mano kompanijoje, administracijos yra pagrindė filipiniečiai, fotografai, videografai yra filipiniečiai, nes jų yra pigesnės kainos, tai va, kas yra anglai būtent iš ofiso, ar ne, angliškotai tai yra HR, tie, kurie daro recruitment, mūsų menedžeriai faktas, visi vadybininkai ir panašiai. Tai paprasto darbo čia atvažiavęs tikrai neišgyvensi padirbti, tu turi būti gal kažkoks vadybininkas restorano, galbūt HR dirbti, galbūt pardavimuose, kas liečia pardavimus, tu dirbti, nežinau, tu gali pardavinėti, dirbti va Giedrė, kuri man padėjo susirasti pirmą darbą, kuri dirbo real estate, jinai dirba online žurnaluose, ar ne? Kas Whatso, ten Fact Magazine. Taip, ji pardavinėja ten irgi uždirba gerą pinigėlį, ar ne? Tai kas liečia pardavimus, tu gali, jeigu, kaip sakai, ar tu, ar tavo vyras norėtų dirbti pardavimuose, bus sunki pradžia, bet kai tu įsivažiuoji, jau viskas yra labai patogu. Tai pardavimai, nežinau, mokytojos gauna neblogus packages, tarkim, jiems gal atlyginimas nėra didelis, bet už nuomą tau sumoka, už mokyklos vaikų sumoka, tavo tas atlyginimas gal bus 10-15 tūkstančių dirhamų į mėnesį, bet tau nekainuos ten, sakau, gyvenimas, nekainuos. Mano vyras turi mokėti už savo ir už mano vaikų sveikatos draudimą. Vėlgi, mes labai tokie nesergantis, taip, tai mūsų labai basic, labai paprastas, jis nebrangus, mes pas gydytojus yra net nevažiuojam, bet jeigu reikėtų, mes važiuotume kažkur toliau nuo miesto į polikliniką, ar ne, kur labai daug kas tikrai laikosi ir tikrai žinau, labai daug sėkmingų lietuvių čia šeimų tikrai moka labai didelius pinigus už draudimus. Ir galbūt net neapsilanko, bet draudimas gali kainuoti labai brangiai, bet kitos kompanijos tau duos draudimą. Irgi bus labai basic, mano yra duodamas, bet mano irgi basic. Jeigu aš noriu geresnio, aš turiu truputį susimokėti papildomai. Tai sakau, toks gyvenimas čia yra kitoks, saugesnis, labai daug visko activity su vaikais, labai daug ką gali nuveikti. Ten savaitgalis nėra toks pat, nebus tokio pačio savaitgalio kiekvieną savaitgalį, ar ne? Bet jis ir kainuoja.
O tarkim, vis tiek, tavo visa biurokratinė sistema, dėl to, kad man kažkur va čia vis tiek dar toks neiškumas lieka, ar ne, apie tą visą biurokratiją. Kaip pavyzdys, aš esu buhalterė, turiu buhalterinę įmonę Anglijoje ir aš noriu buhalterinę įmonę atsidaryti Dubajui. Ar yra kažkokių tai sudėtingumų, barjerų, per kuriuos aš turėčiau perlipti arba apie kuriuos aš nors turėčiau žinoti? Aš manau, pakankamai lengvai tu jį atsidarytum, šitą verslą. Accountancy, ne? Accountancy. Tai mes savo kompanijoje turim, nežinau, 3-4 žmonės, kas dirba accountancy, nes faktas, visi verslai turės, didesni verslai, visiems reikės pagalbos. Taip. Yra mažesni verslai, kurie irgi norės tavo pagalbos, tarkim, kaip freelancerė. Aš sakyčiau, gal pirmą atvažiuoti ir va būtent kaip idėja, gal būti ta freelancerė accountancy, ar ne? Ir tada networkinti jau. Per networką, kam gal reikia kažkiam mažesniam verslui sutvarkyti, ar ne? Gal ten verslas, kuris turi 2-3 žmonės, tik tais ir jiems atlyginimus reikia mokėti ir tu tikriausiai ir Anglijoje panašiai gal pradėjai. Aš nežinau, kaip tavo pradžia, bet mažesnios ir paskui scale up. Taip, tai va lygiai tas pats būtų tiesiog nauja pradžia. Bet faktas, turėkit pinigėlių, ar kažkokį income iš tavo verslo gal Anglijoje, žinai, kad pradžia bus sunki, bet galiausiai, kai tu jau susirasti networką, jau tada pradės tave rekomenduoti ir tu galėsi ir tą pačią kompaniją, nes vėlgi atsidaryti kompaniją, tau reikia ofiso kažkokio, ar kažkokią nuomą, ar ne, reikia žmonės employinti, bet jeigu tu neturi klientų, kaip tu mokėsi jiems algas, tai pradėtum gal viena, po truputį, žinai. Arba netgi iš vis įstarbinti kažkokią kompaniją, bet vėlgi pas mus visi buhalteriai, kaip galvoju, vėlgi pakistaniečiai, filipiniečiai, taip, pigesnė darbo, taip. O čia jau susipažinusi su lietuviais, ko mes tada tave iš karto visus grupčiatus, čia lietuvių kompanijų labai daug. Atvarau. Jau per jas, aš manau, aš toks žmogus, aš labai mėgstu padėti, patarti, čia, nežinau, followerių daug turi, čia iš vis, Dubajuje kažkokia tokia infrastruktūra yra. Turi ten 5000 followerių savo Instagram'e, tu gali vakarieniauti restoranuose nemokamai kiekvieną naktį. Really? Taip, už stories. Tai yra A-listeris, yra Secret Society, tu apply, užsipildai. Jeigu tave primenės, pažiūrėjo tavo Instagramą, gerai pakanka jiems, atsidarai kiekvieną vakarą sąrašą ir žiūri, šitas restoranas siūlo tau ir tavo draugui, ir ne? Tai aš su draugiam, aš neturiu tų followerių, bet tai mano draugais, kurios turi, jos tavai varom vakarienį į mano sąstą maždaug, žinai, į mano stories. Tai gali vakarieniauti, masažus į namus pasikviesti, labai ten visokių biznių yra. Labai populiarūs čia tokie Privily, populiarūs entertainer appsai, ten už entertainerį aš susimoku 600 dirhamų į metus. Ir aš labai daug restoranų, viešbučių, netgi vaikų visokių ten žaidimų kambarių, 2 už 1 kainą gaunu. Tai viskas 2 už 1 kainą. Tu meiną steiką suvalgiai, užsakai 2, bet susimokėsi už 1. Ten 3-6 kuponėliai per metus, ar ne, naudoti, tai labai... Irgi skatina, ar ne? Labai skatina pirkti. Klausiau vieno steakhouse, sakau, žinai, jeigu ne šitas, aš būčiau net neplankius. Mes atėjome į vieną molą, kur šiandien valgysim, sakau, palauk, pažiūrėsiu, kas šitą molę yra mano sąraše, ar ne? Vyrui, nes aš mėgstu patupyti, aš tupus žmogus, žinai. Taip. Tai jis sako, eina moga mama, sakau, nesakau, pažiūrėkim, žiūrim steakhouse'as kažkoks, sakau, žiūrėk ten, pabandom. Nuėjom, pabandėm ir žinok, geriausias steakas buvo gyvenime. Ir aš sakau, kodėl tas entertaineris, sako, nes yra tiek konkurencijos, kad kitaip žmonių nepritrauktų, iš tikrųjų jo. Tai marketingas vėl. Taip, marketingas, faktas. Tai va tas labai, o tas entertaineris irgi kažkiek daug uždirba. Privily ten yra day passes į visokius beach clubs, ar ne? Tu irgi nemokamai tu ir tavo du vaikai gali eiti nemokamai, tu susimokyti ten mėnesį, bet daugiau truputį. Visus ten, nežinau, labai daug džimų, kur nemokamai gali eiti su to Privily. Bet ten kaina į mėnesį jau apie 1500 dirhamų, ne žmogų. Tai visokių čia visko rasi. Tu pagalvosi apie kažką, tikrai kažkas jau tai daro, bet nereiškia, kad tu negali pradėti. Taip. Monika, kokie dabar pagrindiniai dalykai, ką palinkėtum? Va, tu man palinkėjai, ar ne, bet žmogui, kuris neapsisprendžia. Aš visoms draugiams sakiau, norėčiau, kad jūs čia atsikraustumėt. Anglijoje gyvena paycheck to paycheck. Algos nekyla, paskolos pakilo, visą kitą. Sunkiau. Nes sakau, čia, davai, kaip norėčiau, pabandykit, aš čia jau ieškau tai darbo, ten vyrui darbo, taip toliau. Ir sakau, žiūrėk, mes tiesiog metėm viską, grinai, netruko mums nieko, bet mes viską metėm ir išsikrausam, pabandom. Ir mano draugė gerai pasakė, sakau, rizikuoti, žinai, reikia rizikuoti, kad kažkas pasisektų, eiti iš komforto zonos, ne? Ir mano draugė sako, bet Monika, jūsų buvo paskaičiuota rizika. Iš tikrųjų, tu turi pasiskaičiuoti savo riziką. Mes turėjome pasitaupę pinigų ir buvo planas. Arba tos pinigus įnešam į pradinį įnašą, nusiperkam namą, kurį išnuomosim ir kažkokį ten mažą pinigėlių uždirbsim, nes mes tiesiog sustaupėm pinigėlių. Arba mes kraustumės Dubajų.
ir iš tų pinigėlių bandom išgyventi. Bet mes žinojom, kad mums nereikia parduoti namą tam, kad išsikrausti į Dubajų, mums užtenka jį išnuomoti, ar ne? Mes žinom, kad pardavę savo verslą, tą Muay-Thai džimą, mes jį galėsime persipirkti arba grįžę, netgi vyras tiesiog privačiai tuos pačius klientus susirinktų, ar ne? Mes žinojome, kad tai vas turime namus, kur grįžti, turime verslą ir žinau, kad mano darbas Audi centre, jis bet kada mane priimtų rankom. Tai kaip ir mūsų buvo rizika ne minimali, nes mes būtume išleidę tikrai ten savo visą savingą, ar ne, ir tiesiog grįžę, bet galėjom savo tai leisti, kur kitos mano draugės, joms reikia parduoti namą tam, kad, nes neturi savingo, ar ne, tai joms reikėtų parduoti namą, tai grįžti jau nebegali, reikėtų nuomotis, visas tas, tai reikia turėti tą kažkokį arba savingą, arba kažkokią pasyvę atlyginimą, sakyčiau. Tai būtinai tik tai pasiskaičiuoti ir jums tą riziką. Dabar su to mūsų verslų drabužiu, ar ne, taip pat irgi mes galiausiai viskas, mes į Angliją nebegrįšim tikrai. Tai mes pardavėm savo namus. Pardavėm namą ir truputį uždirbom, nebuvo dėlis, bet nepakankamai, kad investuoti į nekilnojamą turtą čia Dubajuje. Ir aš negaliu, mes negalim pasimti paskolos. Anglijoje galbūt galėtume investuoti, ten nusipirkti kažkokį, bet labai didelės palūkanos dabar su bankais, ar ne? Tai taip, arba tie pinigėliai dabar sėdi sąskaitoje, arba mes kažką su jais darom. Mes turim tą idėją su tais drabužiais, jau turėjom ilgą laiką, tai bandom. Išleisim tus pinigus, gal per metus laiko išparduosim, jeigu niekas nenorės, per metus vis tiek išparduosim bent už tą saveikyną, ar ne, ir atgausim tus pinigus, bet bandom, rizikuojam, bus kas bus, žiūrėsim, tai ir eina, bet aš su tokia mindset, kad ką aš pradedu, jeigu nusprendėm pradėsim, tai mes nesustosim, darysim viską, kad pasisektų. Ačiū, Monika, labai. Labai įdomi esi asmenybė, labai įdomus podcastas ir labai fainai sužinoti daugiau apie Dubajų, nes man pačiai ta tema yra aktuali. Labai įdomu sužinoti apie verslą Dubajui ir didžiausios tau sėkmės su jūsų nauju baby, nauju verslu. Nes žinau, kaip exciting ir kaip šiurpuliukai visą laiką eina, kai pradedi kažką naujo. Tai manau, kad tikrai pasimatysim. Labai tikiuosi.